Sveiki bendraminčiai ir Elektrėnų savivaldybės gyventojai, sveikinasi su jumis 1000 elektriniečių. Šiandien turim balandžio 20 dieną. Liūdna diena Elektrėnų savivaldybės gyventojams, nes priesaiką duoda naujas meras Gediminas Ratkevičius. Ko iš jo galima tikėtis? Turbūt optimistų mažai sutikti, bet pasirinkime faktais. Į mane labai daug kreipiasi gyventojų įvairiais klausimais. Renovacijos broko klausimais, kelių klausimais, dėl sklypų suformavimo, dėl elektros bendro apšvietimo išlaidų, dėl priskaičiuotų nebūtų dalykų už paslaugas, pavyzdžiui, dėl statybų elektroninio žurnalo, pavyzdžiui, gyventojams priskaičiavo. Ar nors žinote kas tai yra, už ką ir ar tai tikrai yra teisėta. Ir gyventojai turi vieną tokią savybę. Ir apskritai Lietuvos mastu, lietuviai jie tokie yra, jie nori gyvo bendravimo, jie nueina į savivaldybę, pabendrauja, paklausia. Ir tie, kurie žmonės bendravo su Gediminu Ratkevičiu, jie pasako, kad jiems duoda atsakymą ne. Nors iš tikrųjų tai yra parazituojančio valdininko bruožas, todėl kad valdininkas, netgi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, privalo gyventojų užvesti ant tinkamo kelio. Tai reiškia, jis turi pasakyti, parašyk, mes pasižiūrėsim, apsvarstysim ir duosim tavo atsakymą. Ar Gediminas Ratkevičius yra visų galų specialistas ir jis jau gali iš karto pasakyti ne? Tai patys pamastykite. Tai aš visada gyventojams sakau, rašykite. Taip, jie atrašo beletristiką, bet raštai turi tokią savybę, kad juos galima apskųsti. Seimo kancleriui, kitoms institucijoms. Už tai jie nenori, už tai jie linkę su jumis gyvai pabendrauti, dar dažniausiai ir susipykti, kad jūs apie juos negalvotumėte ir pas juos daugiau neateitumėte. O jie rinkimais pasirūpins, tą įrodė jau įvykę rinkimai. Tai ir kitų daugybė klausimų, ir sklypai Geibonių 3C, 3D, ir pakrantės parduotos, netgi mūsų centrinio paplūdimio pakrantės, ten prie Vyk parko ta aikštelė, kur mūsų buvo, ten kiti sklypai nuomojami ir taip toliau, katilinės klausimas. Tai šitas mažyklės paplūdimys, pusiasalis mūsų vadinamas, kaip jūs manot, ko galima tikėtis iš Gedimino Ratkevičio šiais klausimais? Jūs teisus, nieko gero. Tai gerai, kad mes turime, kad jis, kaip čia sakant, ne Baltarusija ir ne Rusija, kur toks žmogus gali ir kad tik prie jo nekipti, kai va Rusijoje, įsivaizduokit, jėgos struktūros pasistelkia, tai žinot, kaip jau baigtųsi Dambrauskui. Liūdnai Baltarusija ir Rusijoje. Už kritiką ir už teisingą kritiką ir už išsakytą savo nuomonę. Tai parašiau į generalinę prokuratūrą raštą. Kaip ir minėjau, gavau, paviešinsiu. Prokuratūra kreipėsi į teismą ir grąžins mums 3C, 3D. Kažkurį vieną sklypą, man atrodo, gal dėl vieno sklypo kreipėsi, bet kadangi sklypai buvo įsimokėtinai parduoti, įsivaizduoja, čia bum, tiek to negrįšim prie to, pakrantės mūsų įsimokėtinai parduoti, genijai. Tai greičiausia abu sklypai bus grąžinti. Dėl vieno iš jų kreipėsi prokuratūra į teismą, kad ginti viešą interesą ir sugrąžinti. Netgi priesaikoje, kai duodama yra sako, prisiekiu atstovauti gyventojų viešai interesą, net visi tarybos nariai tą pasako. Mes pažiūrėsim dėl priesaikos sulaužimo, seksime, priesaiką davė ir žiūrėsime. Tai prokuratūrai didelis ačiū, kad pradėjo šitą tyrimą, aš kreipsiuosi į STT, kadangi yra daugiau ženklų, kad šitie visi veiksmai yra planuoti ir planuojami, todėl kad valstybinio miško reikšmės negalima parduoti, bet kažkasgi tai davė išvadą, kad jo ten nėra, ar ten dar kažkokias tai raštą parašė tiek miškininkai, tiek NŽT Elektrėnų skyrius. O NŽT Elektrėnų skyriui vadovavo, kaip žinote, Kęstučio Vaitukaičio artimas giminaitis, kuris dabar va čia jau beveik tą visą laiką, kai šie iš tų pareigų, dar neaišku dėl kokių priežasčių, dirbo po Gedimino Ratkevičiaus pavaldume.
Tai kad ir dėl sąvartyno, ir dėl visų kitų dalykų, tai čia mes tikrai rašysim, domėsimės ir reikalausim. Kitą savaitę aš jums paskelbsiu turiu jau tikrai daug mačiau ir dėliojausi, kokius variantus mes kaip gyventojai turim, kaip bendruomenė, kad eitume teisingą linkme, kad apgintume savo interesus ir kad tai į ateitį turėtų kažkokį tai poveikį. Aš radau, manau, įrankius ir sprendimus, aš juos kitą savaitę būtinai paviešinsiu. O palinkėjimas mums toks, įsivaizduokit, tai būtų naujas meras, kuris mylėtų mūsų kraštą, mylėtų Elektrėnų savivaldybės gyventoją. Tikrai sėdėčiau čia su šampano taure, kadangi būtų galima siūlyti įvairių daug dalykų ir atstatyti tiltą į ežerą, ir apie vaikų pasaulį, apie mūsų Elektrėnų savivaldybės veidą pagalvoti, kadangi jis dabar tikrai yra prastas. Ir Vievio ežeras užterštas, ir be kanalizacijos ten namų planuoja statyti. Vienu žodžiu, ir katilinė, ir kiti dalykai. Tai būtų, įsivaizduojat, kaip džiugu turėti merą. Tikrai teikčiau pasiūlymų, kaip pritraukti ir investicijas, kad ateitų gamyklos, kad mes ir mūsų vaikai turėtų aiškę viziją, dėl ko mokintis. Tai įsivaizduokit, įsimokinytų inžinieriumi, įsimokinytų programuotojų, vadovų, buhalterių, specialistų, ten kokiu tai tekintojų ir taip toliau. Tampi specialistų, ateina įmonės, tokios gamyklos su aukštom technologijom, ir įsivaizduokit, kaip joms sunku būtų jau iš čia perkelt tą gamybą, kadangi jau pas mus infrastruktūra paruošta, žmonės, kadrai paruošti. Tai reiškia, kažkur norint iškelti, vėl viso reikia tą pačią. Aukštose technologijose netaip viskas paprasta. Todėl mūsų miestas turėtų tikrai gražią ateitį, mūsų vaikai ir mes patys, ir tokį veidą, ir mes tą puoselėtume, saugotume ir rinktumės valdžią, kuri taip pat vystytų šitą kelią ir neleistume iš jo išklysti. Tikrai pakelčiau šampano taurę už tokį vaizdą, bet, manau, po savaitės mes pasidarysime aiškę kelrodę, kuria linkme mums reikia judėti, kad tų tikslų pasiekti ir atkurti mūsų miestelio tokį veidą, žinomumą, šlovę, ir mums kaip to gyventojų bendruomeniai susikurti darbo vietas, gerai apmokamas, ir žinoti, kad mūsų ir mūsų anūkų, vaikų, anūkų ateitis turi perspektyvų ir kurie linkme jiems judėti. Tai elektrėniečiai, iki greito susimatymo ir tikėkimės, kad Lietuvos teisėsaugos institucijos padės mums apsiginti nuo šito mero. Iki.